Atšilus orams visiems norisi judėti laisvai ir nepriklausomai, o rinktis tikrai yra iš ko. Vieni renkasi automobilius, kiti dviračius, o tretiems vis labiau patinka elektrinės transporto priemonės, kai reikia judėti saugiai ir nedideliais atstumais. Kalbame apie poreikį judėti, kai keliauti pėsčiomis gal jau ir tingisi, gal nebesinori, o gal kartais yra tiesiog per sunku. O štai toks šiuolaikiškas elektrinis transportas tas keliones gali padaryti lengva kasdienybė, kai norisi saugaus greitį. Elektrinės transporto priemonės ypatingai pamėgo vyresnio amžiaus žmonės, kada reikia saugiai nuvažiuoti iš taško A į tašką B, kada atstumai nėra dideli, tačiau norisi komforto, patogumo, kada ta transporto priemonė jinai turi ir stogą, tai reiškia nepriklausomai nuo oro sąlygų, nuo vėjo, nuo saulės, nuo sniego ar lietaus, tiesiog saugiai galite sėsti ir važiuoti. Ši transporto priemonė važiuoja vidutiniškai apie 25 km/h greičiu, tai tas saugus greitis leidžia judėti. O nuvažiavę, kur jau reikia, ten ar pas draugą, ar pas gydytoją, ar pas pažįstamą, ar į bažnyčią, ar kažkur tai, ar ne pagal savo poreikius, grįžtate kuo ramiausiai, vėl įjungiate krovimą ir vidutiniškai ši transporto priemonė pasikrauna per 5-7 valandas ir vėl jūs kitą dieną galite judėti. Tai iš tikrųjų šią transporto priemonę, tą keturatį, ar ne, mūsų vadinamą, ypatingai mėgsta ir kurjeriai, kada reikia judėti mažais atstumais, studentai, kada reikia judėti mieste irgi nedideliais atstumais, nes labai lengva prisiparkuoti, užima nedaug vietos ir tiesiog jinai labai mobili yra. Tai aišku, kaip ir įprasta transporto priemonė, tai turi ir signalą, ir posūkius, ir šviesas, ir visus kitus būtinus dalykus, ir netgi turi galinio vaizdo kamerą, kad būtų patogiau jums vairuoti. Gal tokio mikroautomobilio jūs nenorite? Gal visą gyvenimą svajojate apie motociklą? Išbandykite elektrinį čioperį. Be keturačių automobiliukų yra ir triračiai, ir dviratės transporto priemonės, kurios taip pat yra labai manevringos. Aišku, priklausomai nuo pačios transporto priemonės skiriasi nuvažiuojamas atstumas vienu pakrovimu. Taip pat ir keleivių skaičius, kaip į automobiliuką gali atsisėsti 4 žmonės. Ten jau gale reikia truputėlį gal ir pasispausti, bet šiaip skaitosi 4-vietė transporto priemonė. Taip pat, sakykime, čioperiukas ar triratis, jisai skirtas vienam arba 2 asmenim. Kaip pavyzdys, ar ne, yra triračiai, mes juos taip ir pavadinkim, kada gali saugiai atsisėsti ir ypač, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmogui labai svarbu stabilumas. Tai visiškai nesviruoja, saugiai atsisėdot, yra galinė dėtuvė, kur galite įsidėti pirkinius daiktus ir tiesiog saugiai atsisėdę judėti pasirinktą kryptimi. Aišku, iš visos šitos transporto priemonės jos ir turi ir garsinę signalizaciją, ir kitus, sakykime, niuansus, ar ne, kas užtikrina saugų judėjimą. Elektrinės transporto priemonės tikrai nėra brangios. O jeigu dar priminsime, kad elektros energiją gamina Saulė, tai kiekviena kelionė, kiekvienas kilometras, galima sakyti, bus už ačiū. Priklausomai nuo pasirinktos transporto priemonės gali kainuoti nuo 1,5 iki 4 ar 5 tūkstančių, tai vėlgi priklauso nuo modelio, jūsų poreikių ir visų kitų niuansų. Kas yra labai džiugu, kad šiom transporto priemonėm yra taikomas sumažintas lengvatinis 5 procentų pridėtinės vertės mokestis pateikus neįgalumo pažymėjimą, tai iš tikrųjų gerokai galima ir sutaupyti nuo tos standartinės kainos. Ypatingai dabar, kada orai šyla, atėjo pavasaris, visiems labai norisi judėti ir tikrai nesinori užsidaryti namuose. Pajutom didelį susidomėjimą šiomis elektrinėmis transporto priemonėmis ir kas yra labai džiugu, kad užsisakius dabar, jūs jau po poros dienų, 3 dienų jau galite džiaugtis nauja transporto priemonė savo kieme, galite judėti ir pats vairavimas yra labai paprastas, nieko sudėtingo nėra, tiesiog raktelių pasukimas, rankenėlės paspaudimas ir jūs jau galite judėti saugiai pasirinktą kryptimi. Galite atvykti pas mus pasižiūrėti arba elektroniniai parduotuviai pasižiūrėti ir, kaip ir sakau, nereikės jums laukti rudenio, jūs norite čia ir dabar ir gaunate čia ir dabar. Taip pat ir turim labai puikias įsimokėjimų lizingų sąlygas. Jeigu neturite ar nereikiamos pinigėlių sumos, jūs galite mokėjimą įsiskaidyti dalimis ir jau džiaugtis pirkiniu dabar, mėgautis, o išsimokėsite išskirstę lygiomis dalimis jums palankiu laikotarpiu.
Atšilus orams norisi vis daugiau judėti ir būti nepriklausomiems, o gal jau metas ir jums turėti savo elektrinį draugą.